Ar kada nors pagalvojote, kas slypi už Žardininkų rajono durų? Žardininkų rajonas pradėtas statyti sovietmečiu, apie 1960 metus, kaip dalis miesto plėtros programos skirtos sparčiai augančiam gyventojų skaičiui apgyvendinti. Nors tai daugiausia gyvenamasis rajonas, čia gausu patogių prekybos vietų ir paslaugų. Tačiau kaip ir bet kuriame didesnėme miesto rajone, Žardininkai susiduria su savomis problemomis. Rajonas dažnai minimas dėl viešųjų tvarkos pažeidimų ir nedidelių nusikaltimų. Nekilnojamojo turto kainos čia svyruoja nuo 1400 iki 1700 eurų už kvadratinį metrą, priklausomai nuo būsto būklės ir vietos. Deja, rajonas taip pat susiduria su infrastruktūros problemomis, automobilių parkavimo vietų trūkumas ir senų daugiabučių priežiūros iššūkiai, dažni gyventojų skundai. Kitas aktualus klausimas – nepakankamas vaikų žaidimo aikštelių ir žaliosios erdvės skaičius, ypač rajono tankiai apgyvendintuose kvartaluose. Ar kada nors esate buvę Žardininkų rajone? Kokia jūsų nuomonė apie šią Klaipėdos dalį? Parašykite savo mintis komentarą.